Tavo įsitikinimai yra tavo mąstymo fundamentas. O galbūt tai kalėjimas. Pakeisti juos pačiai beveik neįmanoma. Kodėl? Nes tavo smegenys yra užprogramuotos ieškoti įrodymų tam, kuo jau tiki. Jei esi šventai įsitikinusi, kad tau vis dar trūksta patirties, kad galėtum dirbti savarankiškai, sveikinu, tu nuolat rasi tam patvirtinimą. Dar vieni kursai, dar vienas diplomas, dar 10 metų samdomam darbe, nes dar nelaikas. Jei tiki, kad vis dar neradai savęs, tu ir toliau šokinėsi nuo vienos veiklos prie kitos, ignoruodama faktą, kad tavo turimų žinių jau seniai užtenka rezultatui. Bet tavo įsitikinimas sako, ne, tai neįkvepia. Ir tu vėl pradedi naują veiklą. Šitą fundamentą pramušti yra be galo sunku. Jei žmogus ties 40 metų pagaliau supranta, ką nori veikti gyvenime, reiškia pakeitė savo įsitikinimus. Jeigu ryžtasi pradėti savo verslą, pakeitė savo įsitikinimus. O jeigu gyvenime vis nepavyksta perlipti tam tikro uždarbio slenksčio, reiškia verda tų pačių įsitikinimų sultyse. Mūsų įsitikinimus keičia arba susiklošiusios gyvenimo aplinkybės ir tenka prie jų taikytis, arba dedam pastangas, kad keisti juos patiems. Virti savo sultyse yra pavojinga, nes tu nematai to, kas tave valdo. Kviečiu tave į 30 minučių piešinio skaitimo konsultaciją, kurios metu mes atliksim 1 minutės testinį piešinį. Piešinys parodys, ar tavo mąstymas lankstus, ar labiau valdomas įsitikinimu. Parodysiu būdus, kaip galima keisti savo įsitikinimus. Konsultacija nemokama. Rašyk komentarą noriu. Ir iki pasimatymo.